Sveiki, mano vardas yra Toma ir noriu pasidalinti savo patirtimi, savo atsiliepimu apie prieš 3 dienas įvykusią energetinę santykių analizę su Rėjumi. Iš tikrųjų, tai buvo labai įdomi patirtis, kurią patyriau pirmą kartą. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti apie tai tuo, kad erdvėje pačios sesijos metu jaučiausi labai saugi. Galėjau jausti savimi, be jokių kaukių, tiesiog būti. Tai, kas man yra labai sunku, būti tokia, kokia esu, su visais savo tobulumais ir netobulumais. Ir labai patiko švelnus vedimas, nuoširdus bendravimas ir be galo stipri ir tokia šviesi sklindanti energija iš Rėjaus. Tai man sukėlė didžiulį pasitikėjimą vedimu ir visų procesų. Ir sesijos metu išsigryninau tai, ką jau seniai viduje žinojau, tačiau mano protas daug metų ieškojo pasiteisinimų ir išeičių, kaip likti čia, kur esu. Buvo nuostabus patyrimas ir išjautimas per matymą, per pojūčius, tai, ką labai sunku iš tikrųjų vardinti žodžiais, bet kūnas niekada nemeluoja. Ir tai, ką aš jaučiau, man tai buvo iš tikrųjų nuostabi patirtis ir netgi tas procesas dar tęsiasi iki dabar, tai, ką aš patyriau, aš galiu prilyginti gydymui. Ir labai man įstrigo Rėjaus žodžiai, kai jis man pasakė, kad mes ir taip trumpai esame šioje žemėje, todėl kam reikia taip ilgai laukti ir nedaryti